Jūs arogancijos kur suspėjot? Atsispiriant nuo pačio pirminio, nuo oro uostų klausimų, nes tai ne tik tais vadovas, bet dabar paskelbta, kad yra atšaukiama ir valdyba. Kokie valdybos ir akcininko iškelti tikslai nebuvo įgyvendinti. Nes jūs kalbėjot apie polėkio trūkumą, bet polėkį turbūt nėra visai įstatyminė kategorija. Jūs tada matyti įvardinsit tuos įsiskyrusius arba nepasiektus tikslus. Po pokalbių su valdyba buvo nuspręsta būtent padaryti tą restartą, įvertinus visas pasikeitusias geopolitinės ir kitas situacijas pasaulio, ir bendrovė pereina į kitą etapą. Jinai dabar pradeda išgyventi kitą etapą. O tam pirmam etape viskas padaryta buvo sklandžiai. Tai kokių tikslų negebės jūsų matymų įgyvendinti jau atšauktoji valdyba? Aš tik galiu pasikartoti, nes aš šį klausimą jūsų atsakiau, reikia klausytis, ką sakau. Tai yra skirtingi etapai. Įvardinkit. Sekančiam etapui ypatingą dėmesį reikia skirti inovacijom, tvarumui ir saugumui. Šitam aspektam ir buvo po pokalbių su valdyba nuspręsta padaryti valdybos restartą. Tai jums yra ir atsakymas. Ačiū. Valdyba atsisakė gyvendinti šitos tikslus ar kaip? Tai dar trečią kartą pasikartosiu, kad skirtingais etapais skirtingos reikalingos yra kompetencijos ir dabartiniam etapui reikalinga yra peržiūrėti ir užtikrinti, kad būtų užtikrintas inovacijų, tvarumo ir saugumo klausimas. Tai šita valdyba neturi kompetencijų inovacijų, tvarumo ir saugumo srityse. Ne, aš taip nesakiau. Bet jūs tą sakėt. Taip nesakiau. Aš sakiau, kad yra skirtingi etapai, skirtingose etapuose reikalingi yra skirtingi požiūriai, skirtingi metodai darbo ir visa kita. Ir naujam etapui yra keliamas tikslas, kad būtų užtikrintos inovacijos, tvarumas ir saugumas. Pasikartojau jau trečią kartą. Man matymas yra tos, kad jūs būtent sėkmės laikotarpiu nusprendžiate valdybą pašalinti. Sėkmės, ta prasme, niekur versle tokių dalykų nepamatysit. Kuomet įmonė lipa sparčiai į viršų, valdyba yra nušalinta. Aš dar kartą ir pasikartosiu, ką aš sakiau. Po ilgo proceso, po ilgo bendravimo ir sprendimo, brendimo tam laikė, po pokalbių su valdyba, įvertinus visas rizikas ateities ir pasikeitusias geopolitinės situacijas, buvo priimtas sprendimas restartuoti su valdyba. Kaip užsikirtus plokštelę kartoja tą patį savo tris kažkokius reikalavimus, kurių, kaip suprantam, niekas neatsisakė ten ir įgyvendinti. Ir neišgirstam argumentų ir čia. Tai nežinau, 5 kartą klausti, tai kodėl dabar vidury kadencijos ar ne, keičiama šita valdyba, darosi beviltiška, bet be šito atsakymo nieko nebus. Aš galiu kartotis, kaip jūs sakot, kaip užsikirtus plokštelė, bet tai yra tą, ką aš sakau, kiekvienas girdi tą, ką nori girdėti. Noriu trumpą komentarą, ministrė. Ar jūs tikrai nesuprantat, ar apsimetat, kad nesuprantat, kai taip brutaliai atleidžiama valdyba vidury kadencijos, 2 kartą Lietuvos istorijoje valstybės valdomų įmonių, ar jūs manot, kad dabar galėsite surinkti aukštai kompetentingą valdybą, ar nauji nariai norės tapti tokios valdybos nariais, kur galit vėl po pusės metų atleisti? Dabar tame susitikime, kurį čia kolegos akcentavo, kur jūs sutarė dėl to restarto, ar dabartiniai valdybos nariai kažkaip davė suprasti, kad jiems būtų sunku judėti tom jūsų naujom nubrėžtom 3 strateginiam kryptim? Ir paskutinis klausimas, buvo viešoje erdvėje paskelbta, kad vis dėlto buvo jūsų žinia valdybai, kad reiktų iš karto atleisti dabartinį įmonės vadovą ir skirti laikiną vadovą ir kad valdyba su tuo nesutiko. Na tai spekulacijos yra viešoje erdvėje, daug yra spekulacijų. Jūs neatsakėt, ar buvo jūsų žinia perduota, kad reikia iš karto atleisti dabartinį vadovą? Aš atsakiau, kad tai yra spekulacijos, kaip ir spekulacijos dėl to, kad yra numatoma skirti savo žmonės. Spekuliacija.
Nu, bet jūs neatsakot, ar buvo jūsų žinia tokia Galite perduota ar pasakyti, ne? nebuvo, arba taip buvo, be spekulacijos, nes spekulacijos būna visokios. Tai aš ir atsakiau, tai yra spekulacijos kaip ir Nu, ne. kitos. Tai aš kiek kartų to, jūs tiesiog atsakykit, ar buvo jūsų nesiklausot, ką tokia žinia perduota ar ne? Jūs negalite paneigti, kad jūs aš sakau, kad tai yra spekulacijos. Dar kartą pakartoju. sakėte, nesakėte. Ministras to nesakė. Jeigu jums to reikia. Ministras šalia to sėdėjo nesakė. Ir Ministras to nesakė, tai gal kas nors sakė ministro pavedimu tuomet. tai yra visiškos spekulacijos. Kur jūs arogancijos kursus praėjot, ar pas liberalus, kai narių buvot, ar pas socdemus kalbat labai panašiai beje su premjerė Ruginienė, net intonacijos tokios atpažįstamos.